Šiandien 2016 metai, lapkričio 17 diena. 54 mėnesiai nuo smurto ir valstybės nesusipratimo siautėjimo Garliavoje. 54 kartus reguliariai minėjome šitą valstybės nusikaltimą, tikėdami, kad teisėsaugoje mūsų kils banga pasipriešinusių žmonių, kurie vis dar jaučia, kad teisėsaugos pašaukimas yra tiesos ieškojimas. Deja, atrodo, kad vis dėlto į tą sistemą, į tą tinklą patekę žmonės visiškai praranda drąsą. Po Deimantės Kedytės pagrobimo ir 40 žmonių sutalžymo ginkluotos policijos ir šalmuotų aro veikėjų buvo sudaryta visuomeninė 7 Lietuvos teisininkų komisija smurtui Garliavoje ištirti. Žiniasklaida per tuos 4,5 metų sugebėjo sukurti tokią nepakenčiamą šiai istorijai atmosferą, kad visuomenė jau kaip ir susitaikė, kad tarsi smurto nebuvo, tarsi tie, kurie buvo sumušti, patys ir kalti dėl to, ar ne šitaip pat elgėsi okupantai, vertindami mūsų partizanų istoriją, kada patys partizanai kalti, kad juos nukankino, patys namiškiai kalti, kad jie palaikė partizanus, kada Lietuvos teismas šiaip ne taip vieną prignybą, bet ir tą Europos teismas visiškai nesiorientuojantis Sovietų Sąjungos istorijoje, okupacinėje istorijoje, kuri 90 milijonų žmonių išgalabėjo, išteisina žmogų. Tai teisingumas iš tikrųjų Lietuvoje lieka laukimo būsenoje. Bet laukimo. Taigi 12 metų gegužės mėnesį buvo sudaryta 7 teisininkų komisija, pirmininkaujama Mykolo Riomerio universiteto daktaro profesoriaus Sauliaus Arlausko. Pavaduotoja jo buvo advokatė Zita Šličytė, kovo 11 akto signatarė. Ir Konstitucijos atkūrimo darbo grupės narė. Taip pat Narcizas Rasimas, taip pat signataras ir Konstitucijos komisijos narys. Ypatingųjų bylų tardytojas valstybės Seimo kontrolierius amžinatilsį Kęstutis Milkeraitis, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas, pavaduotojas Romualdas Povilaitis. Mėnesį laiko tyrė dokumentus, vaizdo įrašus, fotografijas. Buvo surinkta virš 40 dalyvių, nukentėjusiųjų raštiški ir žodiniai liudijimai.
Ir 7 ryškiausi mūsų teisės atstovai padarė griežtas apibendrinančias išvadas apie pažeistą Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją ir apie pažeistą mūsų valstybės konstituciją. Komisijos išvada. Valstybės institucijos inicijavo 2012 m. gegužės 17 dienos prievartinius veiksmus prieš mažametę, perduodant ją biologiniai motinai. Šiurkščiai pažeidė Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 3, 12, 19 straipsnius ir su jų taikymu susijusius nacionalinės teisės aktus bei 2012 m. kovo 22 dienos Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartį. Kėdainių rajono teismas 2012 m. nutartimi plečiamai išaiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 straipsnio nuostatas šiurkščiai ją pažeidė. Policijos pareigūnai viršijo savo įgaliojimus, nesilaikydami Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio nuostatų. Komisija nustatė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3, 20, 21, 24, 33, 36, 114 straipsnių pažeidimus. Policija naudojo neproporcingą jėgą ir nebūtinas specialias priemonės prieš beginklius ir nesipriešinančius žmonės. Nebandė tartis, todėl savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją, policijos veiklos įstatymą, valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą. Kiekvieno šio prievartos akto dalyvio, nuo organizatorių iki vykdytojų, veiksmai turi būti atitinkamai įvertinti Baudžiamojo kodekso, Civilinio kodekso, policijos veiklos įstatymų bei kitų teisės aktų požiūrių. Teisingumas yra lėtas augalas. Grybai tai jie greitai dygsta. Vieną dieną išdygo, trečią dieną nuleipo, kaip Donelaičio pasakėčioj. O ąžuolas auga lėtai ir medis tuo ilgamžiškesnis, kuo daugiau žiemų atlaiko. Tai žmonių širdis teisingumo laukia. Laukia kantriai, kaip atgimimo laukiame nuo pirmų okupacijos ir mūsų sukilimos sulaužimo pabaigos. Išlaukėme 50 metų. O šiandien vis dėlto mūsų atgimimo banga atnešė dalinius demokratijos laimėjimus. Vis dėlto valdžios keičiasi. Braškėdamas, kniaukdamas, bet keičiasi. Palaipsniui ir žmonės pradeda justi pasitikėjimą, kad mes esame, o ne mes esame niekas, kaip kad buvo sovietmečiu ir kaip labai norėtų, kad pradėtume taip galvoti ilgai užsisėdėjusiai Seime. Tai už tai jau turbūt antri rinkimai, kada žmonės pradeda pajusti, kad mūsų balsas reiškia. Ir kad valdžioje gali būti suplanuota vienaip, o rinkimų rezultatai, balsų visuma vis dėlto parodo kitaip. Šiandien turim naują Seimą ir būtent tų pačių žmonių visumos balsų dėka
senasis Seimas taip negarbingai pasirodęs Garliavos sutalžymo istorijoje, žmonių, tų pačių paprastų žmonių valia buvo priversas gėdingai palikti Seimo pastatą. Nors akivaizdžiai jautėsi, kad norėtųsi likti iki gyvos galvos. Tai šiandien kreipiamės mes, žmonės dalyvavusiai tą Klonio kiemo nusiaubimo rytą Garliavoje, matydami nenustojusio šių aktualumo visuomeninės komisijos išvadų, kreipiamės į naująjį Seimą su tikėjimu, kad ten bus vis dėlto didesnioji, o gal ir lemiančioji pusė žmonių, kurie nepabijos pakelti šitą nebaigtą, nenorimą ir negalima baigti bylą. Ir ji bus iš naujo peržiūrėta. Iš naujo peržiūrėta viešai, atvirai visuomeniai. Tai kreipiamės po 4,5 metų su tomis pačiomis 7 mūsų žymiausių teisininkų išvadomis į jūsų naujasis Seime širdis ir protus. Pasižiūrėkite truputį daugiau negu anas Seimas, kuriam užteko 12 sekundžių vaizdo įrašo. Ir atsakykite į mūsų 7 kovo 11 signatarų ir ryškiausių teisininkų iškeltus klausimus.